Labą dieną. Atėjo žiema, sausi. Vis tiek atėjo, smagu. Šiandien reikia paruošti pečiai dalykus. Pabandysime sudėti kampiukus, kad pečius nesudegintum ant tvarto. Tai izoliacinė medžiaga, skarda. Ir pradėsim matuotis ir žiūrėtis, kaip stovus dėsim. Tai čia stovės pečius, čia apkalsim dalykais eisim parsinešti. Ir ta kaminas eis link nuo lango. Tai galim viską parsinešti ir žiūrėsim, kaip čia galim darbus planuotis. Taip, pasiplanuoju. Aš įsivaizduoju, kad dėsis toks dalykas. Įsidėję šitą į kampą. Uždėsim skardą. Dar. Nuo pačios iki čia ir viršus užsilenks, kad kibirkštis ir panašiai neįtų tenai, bet to šilumą atspindėtų atgal į čia. Ane Heigl. Problemytė. Aš buvau beveik įsitikinęs, kad turiu inkariukų, kurį grįži skylę, įkiši, kad prisisuktų. Jų neturiu. Tai dabar keliaut reikės į miestą, jų nusipirkti. Tai privyks mano darbai. Tai susimatysim. Taip, grįžom iš Makvežos, nusipirkom inkarų visokių, nusipirkom galvučių, o biškį per mažas tos, bet žiūrėsim. Dabar reik prailgintuvą, įgręšim skyles, tai einam susirast. Čia yra parfas. Gal turi kitokį pavadinimą jisai, bet taip vadina. Jis turi biškį kitokias gręžimo galvutės negu paprasti drilai. Ir mums teks išsigręžti skylutes į sieną, kad prisisuktų izoliacinę medžiagą. Ir skardos, nežinau, vat šitos. Išgręžę skyles, įdėsim ankerius, o įdėję ankerį pridėsim detalę ir ją pritvirtinsim prie sienos. Tai padirbom. Čia turim drilą, užsidedu šaibikę ir bandysim švelniai priglaust viską iš polėčiuką.
Gal netyčia pasiseks. Va laikys. Paskui dar suksim viską su skarda, kas dakart prisitempsis. Dabar, kad tiesiog laikytų pritampam. Tai bandom kampą ten, kampą čia. Ir čia garbė žodžio laikos. Aš galvoju pradžiai dėti taip, paskui žiūrėsim kiek daugiau, paskui pjausim šičia, kad biškį pasilenktų. Ir bandom prisisuk dabar tiesiog kažkokiu tai stebuklingu būdu kampiukus. Taip, aš biškį sustosiu, nes darau nesąmonės. Principė, net pagalvojau tos vatas, ar nebūtų pratingiau šičia dėti. Nes akmuo tai dzin, kad čils biškį. Bet turim vizualizaciją. Važiavim į miestą, apsipirkom. Dar ką labai norėčiau pasidaryti. Yra išjungti čia elektrą. Ir norėčiau pasikeisti skysčius traktoriui. Gal einam tą ir padarysim. Šiaip man įdomu, galite atsakyti man, kaip jūs darot. Jeigu vat kažką darot, nesiseka, prastai sekas, ar jūs darot, kol padarot, ar nueinat biškį tolyn keli žingsniukus, apsvarstot, kaip reiktų daryti ir iš naujo darot. Nes aš biškį sustoju. Nes bijau sulaužyti, sugadinti, tai tiesiog nustoju taip daryti. O dabar keliaujam prie traktoriaus. Traktorius nori pasikeisti savo skysčius, kad dar vieną sezoną atgyventų. Mes turėjom problemą, kad užpuvęs tas, tai reikia atsisukti šitą. Va. Tepalą pripilt galėsim. Dabar reikia surasti, kaip jį išpilt lauk. Aš esu beveik įsitikinęs, kad šitas varščiukas yra išpilimo varščiukas. Tai dabar atsinešim rakčiukus ir bandysim atsisukti. Išdėsim stovi. Oi, kaip įsidaro tepas. Kartą galim atsisukti filtrą, jeigu pavyktų. Aha, turėsim problemą su filtrą. Okei. Biškai. Pamakalioti. Aha, reikia sugalvoti.
Visai gerai. Atsisukom viršų, atsukom apačią, išbėgo tepalas, galėsim užsukti. Pakeitėm kuro filtrą. Liko pakeisti tepalo filtrą. Bet kad jį pakeistume, mums reikia jį atsukti. Rankom to nesugebu padaryti, neturiu įrankio. Paprašysiu draugo. Jis lygtais turėjo. Tai reiks važiuoti į miestą, pasiimti jį. Antrą kartą važiuoti į miestą. Ir atsuksim. Kol kas šičia pasibaig, reikia užsidarinėti, kad nepribirtų nieko. Ir žiūrim toliau. Taip, su tepalu čia pasibaigė. Vada yra pavarų skystis. Gal irgi tepalas skaitas. Tai turim čia varščiuką, atsisuksim jį. Ir darysim tą patį. Paviršau įjungt. Išpyliau kažkurį iš skysčių. Viliuosi, kad čia pavarų. Atrodo kaip hidraulinis, bet gal ir pavarų. Tai užsuksim, pripildysim. Nepamiršt užsukti apačios prieš pilną. Nemeluosiu, aiškiai užsiknisau, nesisekė prisukti skardos ir reikėjo sugalvoti, kaip tai padaryti. Kartu nesisekė atsukti filtrą, jau sugalvojau būdą, kaip tai padaryti. Reikia važiuoti į miestą, pasimti iš draugo įrankį, būčiau pagalvojęs apie tai anksčiau, būčiau anksčiau tai pasidaręs. Nu, bet dabar susišildau, šit pailsiu ir žiūrėsim, ką toliau. Labas. Sekmadienis. Parsivežėm įrankį. Aš tiksliai nežinau, kaip jis veikia, bet pabandysim visi išsiaiškinti. Jisai turėtų atsukti man tą filtrą. Aš nežinau, kaip jisai. Turiu juostas, gali jis biškai būti per didelis. Šuniukai laimingi. Bet nu pabandom kažkaip, nežinau. Žiūrim, kaip jis veikia. Didesnį raktą. Taip. Traukiam šitą, kad nesulaužyt. Aha. Bando praslyst. Tada pabandom dar užsidėti tos juostus. Gal jinai šlanga, gal nežinau net, jeigu nuoširdžiai. Juosta. Raktą padėjau. Aha. Žemiau. Sukasi. Sukasi. Kažin buvo.
ką nors pakeistas tas filtras. Klausimėlis toks. Abejoju. O. Bėga tepalas, gerai. Bandom rankytėm. Pavyks rankytėm. Geras dalykas visai. Kažkas sulankstė filtrą seną. Puikiai, lyg esu tai daręs. Nesu niekada gyvenime traktoriais filtrą keitęs. Taip, kiek žinau, yra kontroversiškas toks dalykas. Vieni žmonės patepa tepalą šitą gumytę, kad sekantį kartą geriau atsisuktų, kitiem nusispjautų. Aš patepsiu, nes kas blogai iš to būtų, aš nežinau. Kas gerai, irgi, tiesiog atsisuks. Bet filtrą tikrai biškį pripilys tepalo, kad kuo mažiau variklis be tepalo dirbtų. Plionkę. Na. Šuniokai. Taip. Žaidžiam žaidimą, užsisuka iš pirmą kartą. Pabandom paveršti, nestipriai, bet tiek tepalas su spaudimu šiokiu tokiu dirba. Gal net į čia aktualu. Kur čia žiūrit? Na, žiūrėkit. Sulankstom stipriai. Jausmas, kad tvirtai. Tai dabar ten varžtas užsuktas. Prisipilam tepalą. Ir pažiūrėsim, ar aš mechanikas, ar aš apsimetelis. Žinokit, labiau apsimetelis. Jeigu būčiau iš vidaus parsinešęs tepalą, jis bėgtų biškį greičiau, bet buvo lauke. Užsipylėm. Dar galim pabandyti užkurti. Biškį pašils. Pažiūrėsim lygius. Išsivaikščias tepaliukas. Aišku, gal neužsikurs net. Bet smagu, kad užsikurtų.
Tai po biškiuką. Kūmas primiras. Man turi užsivestų, tai nieko nežinau. Tai va, galimai šitas video trumpesnis. Principe, turėjom dalykų, kas sekės, turėjom dalykų, kas nesisekė. Bet antrą dieną turim sniegą. Ir pasidžiaugiam visi sniegu tiesiog. Kas su traktorium pakėjo paraižą, kas, nežinau, senių besniegenę stato. Bet smagu yra žiema. O tai visi džiaugiasi.
Tai linkiu jums labai geros žiemos. Ačiū labai, kad žiūrit. Jeigu nežiūrit, tai pažiūrėkit, ką žinau. O kiti darbai, kaip pečius ir panašiai, bus daromi šiek tiek vėliau, nes trūksta rankyčių. Eina apsimėtysiu ir susitiksim kitame epizode. Lauk!